Gynybai skaičiuojama, kiek valstybė jų išleido, prisipirkdama ir nepanaudodama didžiulių kiekių vakcinų nuo COVID. Per 23 ir 24 metus nepanaudotų ir sunaikintų vakcinų vertė apie 50 milijonų eurų. Tai patvirtina pati Sveikatos apsaugos ministerija. Negana to, nors besiskiepijančių nuo COVID sumažėjo drastiškai, Lietuva šiemet ir kitą metą turėtų pasiekti dar didesnį kiekį vakcinų nei užsakyta šiam sezonui, nes tai numatyta ilgalaikėse tarptautinėse sutartyse. Pasirodžius tokiai informacijai, pasigirdo raginimų stabdyti vakcinų pirkimą. Išsamiau Aušra Šiaulytė. Kol sprendžiama, iš kur paimti pinigų gynybai, atsiveria skylės, kur pati valstybė pinigus ištaško. Beveik 2,7 milijono vakcinų buvo utilizuota. Kalbama apie COVID vakcinas ir toks kiekis utilizuotas 23 metais. Ir tai ne pabaiga. Vakcinos toliau keliauja į Lietuvą, o neišskiepijus ir pasibaigus jų galiojimui tenka utilizuoti. Visgi ministerija sako, sunaikinamų vakcinų kiekiai mažėja, skaičiuojami nebe milijonais, tačiau vis dar 100 tūkstančių. 24 metais išėjusių iš galiojimo vakcinų skaičius yra apie 200 tūkstančių. Tai nėra tiek labai daug, kiek buvo 23-aisiais. Ministerija patvirtina, reali utilizuotų vakcinų vertė 23 metais virš 47 milijonų, 24 metais virš 4 milijonų eurų. Pats utilizavimas tiesa nebuvo brangus procesas, tik tai pirkimas aišku brangus. Dėl vėjais paleistų pinigų ir mokesčių mokėtojai pasipiktinę. Švaistomus pinigų ir matau čia vis tiek kažkam tai į naudą tie vis tiek dalykai vyksta. Man atrodo, kad šitas dalykas yra labai neracionaliai sutvarkytas, jeigu reikia panaikinti šitiek vakcinos. Mažiau pirkti, taip. Kažkaip turėtų paskaičiuoti. Šių metų, būtent tuos pirmosius mėnesius, mes paskiepijom tik daugiau nei 30 pacientų. Vakcinų turim 22 flakonus, tai tikrai nėra didelis skaičius, jo galiojimas dar yra pakankamas, bet matant